and a little bit of NBA, and a small amount of NBA, and NBA, and NBA, and NBA, and NBA. NBA šio vyro nereikia pristatinėti spiningavimo pasaulyje. Be to, tai žmogus, kuris sukūrė naujus Libra Lure masalų tipus, kuriais dar neturėjau progos žvejoti, bet akvariume šiek tiek stebėjau, kaip jie dirba ir tuoj apie tai pasikalbėsime. Sveikas, Tomai. Sveikas. Papasakok, prašau, kas tai per masalas ir kokia idėja tave vedė kuriant baserijas. Mūsų medžiaga, prie kurios labai ilgai dirbome, yra beveik ideali, kalbant apie baso segmento produktus, nes ši medžiaga yra plūduriuojanti, mišinys labai plūdrus ir ji yra itin minkšta. Dėl to šie masalai iš tikrųjų bus labai veiksmingi, ypač kalbant apie basų žūklę. Tačiau ne tik, man taip pat sėkmingai pavyko pagauti ir kitų rūšių žuvų, tokių kaip sterkai, lydekos, didelės upėtakiai, šapalai. Iki šiol Libra specializavosi upėtakių žūklėje, o aš taip pat naudodavausi tokiais nedideliais masalais. Klausimas, ar šie iš basų serijos nebus per dideli, o ko klausti, jei ne tavęs, meistre? Sakau trumpai, jie nėra per dideli, nebus per dideli, dar kursime ir didesnius modelius. Basų žvejybai būtent tokie masalai ir reikalingi. Yra 5 colių, 7 colių, 10 kolių masalai. Kalbant apie kitų rūšių žuvų, ne tik basų žvejybą, sėkmingai galime gaudyti didelės upėtakes, šapalus. Neslėpsiu, vienas iš šių modelių, vadinamas Finesform, buvo sukurtas tiek basams, tiek didelėms upėtakiams, tiek šapalams. Neslėpsiu, su šiuo masalu dedame daug vilčių, kalbant apie šapalų žvejybą. Testai parodė, kad per bandymus sugavome labai daug žuvų būtent su Finesformu. Tai yra geras ženklas, kalbant apie šios žuvies žvejybą, nes jos beveik niekas negaudo su minkštu masalu. Įdomi naujovė, ypač pradedantiesiems žvejams, yra tai, kad Libra savo katalogę parodė, kaip apginkluoti šios masalus. Tavo nuomonė, kaip tikro meistro, ar tai yra optimalus būdas, kaip turėtume parinkti kabliukus ir svarelius? Taip, būtent tai. Būtent apie tai ir kalbi. Katalogę parodėme, kaip apginkluoti bazinius masalus, kad žvejams būtų lengviau juos paruošti. Tai pavaizdavome iliustracijose. Apginklavimo būdų yra įvairių nuo galvutės, džig galvutės iki ofsetinių kabliukų, čeburaškių, Carolina Rig, Tetas Rig, Drop Shot. Asmeniniam žvejybai iš tikrųjų nelieka laiko, nes nauji masalai, nauji projektai atima labai daug laiko. Skirti laiko tam, kad atliktum išsamius testus, reiškia praleisti labai daug laiko prie vandens bandant, o ne žvejojant savo asmeniškai. Aš žinau tą skausmą, nes ir kurdamas laidą neturiu daug laiko asmeniniai žvejybai ir ta aistra tiesiog virto darbu. Labai tau dėkoju. Na ir iš tikrųjų sėkmės šiam sezonui. Žmogui, kuris neturi laiko treniruotėms, bet viską laimi. Šiais metais jaučiu, kad jos prireiks šiemet.